Tai va. Latvija. Labas. Labas rytas, ne? Kaip sako Latvija? Labas rytas. Jo, labas rytas iš Latvijos. Tai šiandien mes varysime žiūrėti labai įdomią vietą Latvijai. Ežerą tokį, kuris yra panašus į ateivių formą. Šiandien jūs... Ne ateivių formą, o labai įdomios formos. Jo. Galėsi dėti nuotrauką parodyti. Jo, labai įdomios formos. Va čia va dabar kažkur jūs matysite nuotrauką jo. Ir dar jūs pamatysite, kaip mes čia gyvename. Mūsų viešbutukas. Mūsų viešbutis toksai prabangus, čia visokios prabangios mašinos atvažiuoja. Bet čia va aikštelės yra, žaidimai, tenai gali krepšinį pažaisti, tenai. O ten matosi iškart jūra per medžius. Per medžius iš karto jūra matosi. Va, dar čia belenkiek tokių namelių. O mes einam pasimti kavos, ne? Nemokama. Jo, dabar mes einame pasimti kavos. Yra gimčia. Nu ką, jau važiuojam, ką? Turi truputį variklis užšilti. Tai va, mums šiandien nepavyks nuvažiuoti į tą, nes tenai pasirodo, mes čia pasišnekėjom su šitais žmonėmis, kurie čia gyvena. Tai Čia kelio nebėra, viskas. Čia kelias uždarytas. Uždarytas kelias, tai mes nieko normaliai čia negalėsim pamatyti. O čia prie to, sakė, ežero irgi privažiuoti neįmanoma. Nes iš kitos pusės, jeigu privažiuoji, tu ateini čia peškom ir čia upė yra. Jos tu neprieisi. Čia sako, nebent tą ežerą galim skio droną pažiūrėti, dar kažką. Tai viskas, mūsų planas šiandien baigėsi. Tai va. Mes to įdomaus ežero nepamatysim. Tai va, nepavyko į ežerą pasižiūrėti, bet pavyko užlipti į tą Apžvalgos bokštą. apžvalgos bokštą, va. Koksai. Čia ne tas, man atrodo, ežeras, ne? Tas šis yra labai ilgas, labai ilgas. Šitas, va, čia ne tas, aišku, bet... Tai vasarą mes galim sinuomoti valtį, pažvejoti, paplaukėti. Išsinamuoja. Ir gaudai žuvį. 12, 13, žiauri daug. Plaukit, kur galim. Na, šitas karvės kažkokios retas gyvena ten, kur baigia išnykti. Bet čia daug kilometrų aplink. Čia tas tarpas 12. Tada tas vėl čia neaiškiai čia. Čia va dar kažkas latviškai surašyta. Pirti sauna. Čia kažkur čia kažkas yra. O čia va daugiausia, čia visokių dalykų yra. Va. Bet tai čia ramu kaip. Gera čia. Na, aš manau, čia aplink ežerą kokie gautis 30 km, jeigu ne daugiau. Eina savo. Nu, šiandien mes tiek nepasiruošę eiti. Aha. Buvom pasiruošę tik pažiūrėti į ežerą, jeigu galėsim. Taip. Einame savo kiniuką. Nu, pažiūrėjau, paklausiau savo draugo,
GPT, kiek čia būtų aplink tą visą ežerą jeigu eiti. Tai sakė, vieno tako nėra pagrindinio, bet jeigu ruoštumės jau eiti, tai nusiteikti kažkur 50-60 km ilgio takas gautųsi. Tai čia ten šiam kilo. Čia per dienas, kadangi žiemą dienas trumpesnės, čia per dieną neapeičiau ežerą. Čia reiktų pasimti palapinę. Paeini, pamiegi palapinį ir toliau keliauji. Bet va, gamta tai graži, ne? Pušys vilkės. Gražu čia. Tai va. Dabar žinosim vieną vietą, kur galėsime gaudyti žuvies. Tai va. Ate.